Tikrai ne visi šunys gali pasigirti storu kailiu, todėl yra tam tikros šunų veislės, kurias reikėtų šaltuoju metų laiku aprengti. Ar reikia rengti būtent jūsų šunį, priklauso nuo jo veislės ir kailio tipo. Tokie šunys, kurie turi storą kailį ir dvigubą kailį, kaip Berno Sennenhundai, Samojedai ir Haskiai, tikrai gali sulaikyti tą šilumą ir jiems papildomų drabužių šilumai palaikyti nereikia. Tačiau plono ir trumpo kailio šunis, tokius kaip prancūzų ar anglų buldogai, taksai, tikrai žiemą reikėtų aprengti, kadangi jie negali sulaikyti šilumos ir dažnai išėję į lauką dreba, todėl kad jiems yra per šalta. Taip pat yra tam tikros šunų veislės, kurias yra rekomenduojama rengti, tai pavyzdžiui Maltos bišonai ir Yorkshire terjerai, kadangi ilgas jų kailis yra itin paveikus šalčiams, drėgmei ir kailis pradeda lūžinėti. Tačiau lietpaltis yra universalus, todėl yra reikalingas tiek ilgo, tiek trumpo, tiek dvigubo kailio šunims, kadangi jisai apsaugo nuo drėgmės, vėjo ir purvo. Aprengdami lietpalčių savo augintinį, jūs apsaugosite jo kailį nuo lauke esančių kritulių ir taip pat sutaupysite laiko grįžus po šlapio pasivaikščiojimo, reikės tik nurengti augintinį ir nuvalyti jo pėdutes, bei žinoma patepti jas pėdučių balzamu tam, kad jos būtų švelnios ir pridrėkintos.